Jūs klausotės Radio klubo. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina akciją Vasaris sveikatingumo mėnuo. Akcijos šūkis sveikata yra dovana, kurią reikia pasidovanoti savo pačiam. Akcijos tikslas informuoti visuomenę apie sveikos gyvensenos svarbą ir naudą, propaguoti grūdinimąsi, judėjimą ir aktyvų laisvalaikio leidimą žiemos metu. Šiaulių Diždvario gimnazijos radijo stotis Radio klubas prisijungia prie šios iniciatyvos ir visą vasario mėnesį transliuos visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus specialisčių parengtas radio laidas apie sveiką gyvenseną. Bendrasis kūno sušalimas – tai kūno temperatūros sumažėjimas iki mažiau kaip 35 laipsnių, ilgai veikiant šaldantiems aplinkos veiksniams – šalčiui, vėjui, vandeniui. Žmogui ilgai būnant šaltoje aplinkoje, organizmas nesugeba palaikyti reikiamos temperatūros, todėl tampa viskam abejingas, mieguistas, sustingęs. Jo širdies veikla ir kvėpavimas sulėtėja. Sutrikus sąmoniai ir kūno temperatūrai nukritus žemiau 30 laipsnių, žmogus miršta. Nušalimas – tai audinių pakenkimas veikiant žemai temperatūrai, kuris priklauso nuo aplinkos temperatūros, drėgmės, vėjuotumo, laiko praleisto lauke. Veikiant šalčiui susiaurėja kraujagyslės. Dažniausiai nušąla drabužiais nepridengtos kūno vietos – ausis, nosis, skruostai. Neretai nušąla ir tos kūno vietos, kurių dėl netinkamos aprangos būna sutrikusi kraujotaka – kojų ir rankų pirštai, pėdos. Pavyzdžiui, avint ankšta ir šlapia avalynė. Pagal sunkumą ir gylį skiriami 4 nušalimo laipsniai. 1 laipsnis – pažeidžiamas paviršinis odos sluoksnis, oda pabąla. 2 laipsnis – nušalusioje vietoje atsiranda įvairaus dydžio skaidraus ar balto skysčio prisipildžiusių pūslių. 3 laipsnis – susidaro tamsiai raudono ir rudo skysčio prisipildžiusių pūslių, pažeidžiami gilesni odos sluoksniai. 4 laipsnis – susidaro juodo skysčio prisipildžiusių pūslių, pažeidžiamas paodis, raumenis, sausgyslės, net kaulai.